Sveiki, gerbiami kineziologijos mėgėjai. Šiandien norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip gali būti plačiai pritaikoma taikomoji kineziologija, kaip jinai gali būti panaudota praktikoje. Ir kaip matote, parašiau nemažai sričių, kur jinai gali būti panaudota, reabilitacija, vaistų ir papildų parinkimas, be abejo kineziterapija, stomatologija, vaikų ir kūdikių testavimas, neurologija. Taikomoji kineziologija dar yra vadinama funkcinė neurologija. Tai reiškia, kad mes įvertiname raumens ir nervo ryšį. Tai neurologija labai plačiai galim pritaikyti. Kaip įvertinti sveikatos būklę panaudojant kineziologiją, taip pat sporto praktikoje, psichoterapijoje ir mityboje. Tai apie kiekvieną iš šių sričių norėčiau pakalbėti šiek tiek išsamiau. Pradėkime nuo reabilitacijos. Kas yra reabilitacija? Tai yra priemonių visuma, kuri padeda žmogui atstatyti po traumos ar ligos. Tos priemonės gali būti labai įvairios. Ir jeigu žmogus, sakykime, patyrė peties traumą ir jam buvo atlikta operacija, sakykime, viršdyklinio raumens plyšimas, išoperavo, žmogus praėjo reabilitaciją ir jis nežino, ar tas petys jo funkcionuoja gerai ar ne. Tai mes galime, panaudodami taikomąją kineziologiją, raumenų testavimą, įvertinti didžiąją dalį peties raumenų ir nustatyti, ar jie funkcionuoja gerai ar ne. Ir netgi ne tik įvertinti, bet kartu ir atlikti provokacinį mėginį. Įvairūs mėginiai yra kapsuliai, sausgyslėm, raiščiam. Ir mes galim gauti labai tokią aiškę reakciją, ar petys yra pilnai funkciškai atsistatęs ar ne. Tai tokių pavyzdžių gali būti begalė. Čia aš petį daviau kaip vieną iš pavyzdžių. Toliau vaistų ir papildų parinkimas. Kaip žinote, šiais laikais žmonės vartoja nemažai įvairių vaistų ir papildų. Kaip žinot, ar jie tinka ar ne. Kineziologijoje mes naudojame testavimą, kur yra paimami įvairūs raumenys susiję su mūsų virškinimo, detoksikacinė sistema. Tai pavyzdžiui būtų skrandžio, kasos, plonojo žarnyno kepenų, inkstų raumenys. Ir mes duodami žmogui vaistą, kurį jis turi laikyti burnoje. Gali, jeigu tai yra tabletė, jis turėtų ją sukramtyti, jeigu yra skystis, laikyti burnoje. Ir mes žiūrim, kaip tie raumenukai susiję su įvairiais organais reaguoja į tą vaistą, kuris yra burnoje. Jeigu raumuo iš pradžių buvo stiprus ir mes įsidėjom vaistą, šitas raumuo nusilpo, vadinasi, vaistas duoda stresą organizmui, neigiamą reakciją ir jo vartoti negalima. Bet jeigu įvyko atvirkštinė reakcija, pavyzdžiui, raumuo susijęs su skrandžiu yra silpnas, mes duodam kokį nors preparatą, kuris kelia skrandžio rūgštingumą ir raumuo patampa stiprus, reiškia vienareikšmiškai tas preparatas duos vienokį ir kitokį efektą. Jis veiks teigiamai. Tai vaistų ir papildų parinkimas yra labai plati sfera. Ateina žmonės labai daug vaistų atsineša su savim ir vienai ligai gydyti naudoja po 4, 5 ir daugiau įvairių preparatų. Tai visus juos galim patikrinti, nes jie gali tarpusavį nesiderinti ir mes juos puikiai galim įvertinti. Toliau labai plati sfera yra kineziterapija. Pats būdamas kineziterapeutu galiu patvirtinti, kad tie kineziterapeutai, kurie naudoja manualinį raumens testą, jie labai praplečia savo akiratį ir daugiau sužino apie žmogaus kūną, apie tam tikrų funkcijų, ar jos gerai funkcionuoja ar ne, funkcijų vertinimą. Tai visiems kineziterapeutai siūlau tikrai pabandyti raumens testą kaip dar papildomą įrankį jūsų praktikai. Toliau stomatologija. Stomatologijoje mes ką galime įvertinti? Visų pirma, žmogaus sąkandį. Tai reiškia, jeigu buvo atlikta kažkokia intervencija, ar tai implantai įdėti, ar jums paprasčiausiai plombavo dantis, ar ten kažkokią turėt problemą su dantenom, su dantų šaknim ar kitom struktūrom. Jas visas galim patikrinti, panaudojant normoreaktyvų raumenį. Reiškia, jeigu jūs turit problemų su dantukais, testuojant raumenį ir atliekant provokaciją dantim, pavyzdžiui, kažką sukasti, ir jeigu šitas veiksmas nusilpnina jūsų stiprų raumenį, tai rodo, kad dantukai ne iki galo sutvarkyti. Ir tokių būdų yra tikrai nemažai. Jie susiję yra ir su apatinio žandikaulio funkcija, kada
apatinio žandikaulio raumenys dirba asimetriškai, jie įtempia apatinį žandikaulį ir pakeičia jo padėtį, taisyklingą padėtį, tada keičiasi sąkandis ir atsiranda problemų. Tiek su pačiu sąkandžiu, tiek su disku esančiu tarp apatinio žandikaulio ir smilkinkaulio. Žodžiu, irgi galima labai plačiai pritaikyti. Vaikų ir kūdikių testavime pagrindai yra naudojamas surogatinis testavimas. Tai reiškia, kad mes panaudojam kitą suaugusį žmogų ar paauglį, kurį jau galim testuoti tiesiogiai ir per jį galim įvertinti kūdikį ar mažą vaiką, kurio tiesiogiai ištestuoti mes negalim. Tai šitas testavimas, surogatinis testavimas, tai reiškia, mes panaudojam surogatą, kitą žmogų. Kaip minėjau, neurologijoje labai platus pritaikymas yra, nes pati kineziologija yra funkcinė neurologija. Tai reiškia, bet kuriai neurologiniai problemai mes galim panaudoti tam tikrus raumenis pagal inervacijos lygį ir sužinoti, koks buvo gydymo efektas, ar jis davė teigiamą rezultatą ar ne. Sveikatos būklės įvertinimas, čia labai plati sąvoka yra, mes galim įvertinti praktiškai bet kurią funkciją, kaip mūsų organizmas funkcionuoja. Ar jisai turi kažkokių paslėptų sutrikimų, disfunkcijų. Ir panaudodami asocijuotus raumenis, kurie yra susiję su tam tikrom sistemom, žiūrėkit ankstesnį mano video, mes galime pasakyti, kad ta sistema dirba ne taip gerai, kaip norėtų. Sporto praktikoje pagrindinė problema profesionaliam sporte ir ne tik profesionaliam, mėgėjiškam, yra ta, kad dažnai žmonės patyrę traumą ne iki galo atsistato, ne iki galo praeina reabilitaciją ir toliau atlikdami tą aktyvią veiklą, jie vėl papildomai save traumuoja. Tai kad išsiaiškinti, ar traumos pasekmės jau yra išgydytos ar ne, mes galim panaudoti raumens testą ir nustatyti, ar tarkim žmogus patempęs čiurną gali toliau užsiimti sporto veiklą ar negali. Yra tam tikri provokaciniai mėginiai, kurie tiksliai parodys, ar žmogus yra pasiruošęs fiziniam krūviui ar ne. Psichoterapija irgi kineziologija labai plati sritis. Pagrindai yra naudojamas normoreaktyvus raumuo ir atliekamos tam tikros provokacijos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus išgyveno netektį ir nėra pilnai, kaip sakant, susitaikęs su ta netektim, mes galime žmogaus paprašyti, kad jis įsivaizduotų tą artimą žmogų, kurio neteko ir žiūrėti, ar yra reakcija iš normoreaktyvių raumenų ar ne. Jeigu tebėra didelis stresas, didelis išgyvenimas, normoreaktyvus raumuo nusils vienareikšmiškai. Tai tokių provokacijų yra labai daug ir įvairių. Mes galime labai plačiai panaudoti taikomosios kineziologijos metodus, vertinant žmogaus psichoemocinę būseną, ar jisai turi kažkokių tai užslėptų kažkokių problemų, galbūt iš vaikystės einančių iš paauglystės, tai pritaikomumas ir labai platus. Mityba. Kaip žinot, mityba tai yra biochemija. Jūs maistą turit pirmą suvirškinti, įsisavinti ir maistas tampa, kaip sakant, mūsų kūno dalim. Jeigu maistas nekokybiškas, automatiškai jis sukels nemažai problemų. Čia tas pats kaip į labai gerą automobilį pilti labai blogą kurą. Tai mes galim per testavimą sužinoti, ar žmogus toleruoja tam, pavyzdžiui, gliuteną, ar jisai gal per daug saldumynų valgo ir yra ten kokia nors grybelinė disfunkcija, ar jisai laktozę toleruoja, ar kažkokių tai produktų galbūt visiškai netoleruoja. Ir mes galim juos ištestuoti netgi neturint tų pačių produktų, vien per įsivaizdavimą. Labai įdomus testavimas, man patinka mitybą testuoti. Tai va, matote, kiek yra daug sričių, kur mes galim taikomąją kineziologiją panaudoti. Tai reikia tik tai mokėti turėti vieną įrankį, sakykime, raumens testą. Ir jis jums atvers labai daug durų. Be abejo, testuoti reikia mokėti. Ir reikia labai daug atlikti, sakant, praktinių veiksmų, kad įsisavinti šitą įgūdį. Tai jeigu susidomėjote, rašykit komentaruose, aš apibūdinsiu kiekvieną sritį smulkiau ir jeigu norit mokytis, susisiekit su manim, tikrai padėsiu jums suprasti taikomos kineziologijos niuansus ir jūs išbandysit tai praktiškai. Laukiu jūsų komentarų ir iki susitikimų.